Sveikos merginos, šiandien pas mane bus toks naminis vlogas, aš dabar išsiplovus plaukus, eisiu juos džiovinti. Šiandien mes planuojame puošti mūsų eglutę, tai kviečiu jūs kartu būti su mumis. Bus, kaip jau minėjau, visiškai toks naminis, kaip ir įprastai. Vlogiukas, jau man sunku darosi kalbėti, trūksta oro. Bet nieko. Tai va, einu, susiruošiu, noriu šiek tiek pasidažyti. Nuotaika pasikeitė, šiandien saulutė šviečia taip gerai. Jau taip sunkiai gaunas man šitas video, jau nežinau, kelintą kartą bandau įgarsinti, pastoviai kažkas ar tai užeina, ar tai kažkas žinutę parašo ir supypsi planšetę, nors paprastai jinai nepypsi, nežinau, kodėl šį kartą supypsėjau, bet žodžiu. Aš jau pradėjau ruoštis, plaukus džiovinu su Bombi Styler, tokiu vat plaukų džiovintuvu, su kurio taip pat galima ir išsitiesinti plaukus, jeigu tą daryti šiek tiek ilgiau, bet aš šiandien jau nebeturėjau laiko, man reikėjo skubėti, nes aš dar planavau susitvarkyti vonę ir tada reikėjo man eiti jau į apačią, nes apačioje manęs laukia mažylis, vyras nori sudėti komodą, mes nusipirkome naują komodą vakar, tai vat, čia rodau, ką naudoju, tai naudoju BB kremą ir šiek tiek uždedu savo nes skaistalai čia dievė kontūravimo priemonė, ar kaip aš jau nežinau, kaip vadinasi tos makiažo priemonės, nes iš tikrųjų aš mažai ką naudoju, nelabai aš tom domiuosi, tiesiog turiu kažką akims, antakiams, veidui patepti ir man gana nemėgstu aš ten sudėtingų visokių technikų, makiažų ir panašiai, nuo jų kažkaip veidas apsunksta ir su laiku, su amžiumi vis tiek ateina tas noras atrodyti vis gaiviau, tai reiškia vis mažiau teptis tos kosmetikos. Tai vat, viskas, aš jau kaip ir susiruošus šiai dienai esu, norėjusi šiek tiek pasidažyti, tiesiog, kad, būtų smagiau. Ir dabar eisiu tvarkyti vonę, noriu sutvarkyti vonę ir tada jau eiti į apačią. Tai pradedu kaip visada nuo visų paviršių atlaisvinimo ir tada jau tvarkysiu, valysiu ir šveisiu. Bandau papildyti muilinę. Visą laiką, žinokit, naudoju bet kokį muilą, kuriam yra akcija tuo metu. Tiesiog prisiperku, kad būtų ir viskas. Čia užsiimsiu Sizifo darbu dėl to, kad plauti šitą veidrodį yra visą laiką toks bereikšmis reikalas, nes aš tik išeisiu iš vonios, užeis kažkas kitas ir jis jau visas bus aptaškytas. Tai vat, ir dabar aišku reikia vonę praplauti, nes visą laiką lieka tas toks riebalinis sluoksnis nuo šampūnų, nuo visokių ten dušo gelių ir panašiai. Ir pravalysiu dabar visus sanmazgus, tai yra tualetą, unitazą ir kriauklę. Bet kriauklę tai reikia visą laiką gerai praplauti, nes būna daug pridžiūvę pastos. Žinot, kaip vaikai dantis valosi, jiegi ten kaip paima į burną ir spjauna pusę, ką yra paėmę tos pastos. Tai vadinai, kaip pridžiūna, tai jo pašveisti reikia. Labai ilgai manęs nebuvo mano kanale, nieko nekėliau, nes iš tikrųjų buvau labai sunkioj tokioj, sakykime, situacijoj, po to šiek tiek papasakosiu. Viskas susiję, kaip visada, su vaikais. Čia, ką aš norėjau paminėti prieš tai, kai aš poliravau kriauklę, gal jūs matėte, ten tokia buvo šluostė, jinai tokia šviesiai žalia. Tai ta šluostė yra iš automobilių skyriaus. Aš labai mėgstu šitas šluostės, nes jos labai gerai poliruoja, labai gerai sugeria vandenį. Ir pas mane yra dvi tokios pačios spalvos, nes nebuvo kitos spalvos, tai aš turiu nusipirkus, su viena aš valau kriauklę, vonę, o su kita valau unitazą. Todėl negalvokit, kad aš čia su viena ir tą pačią viską valiau, ne, čia dvi skirtingos šluostės. Ant vienos aš esu palikusi etiketę, kad atskirti, o nuo kitos esu ją nukirpus, todėl visą laiką žinau, kuri kam skirta. Tai vat, viską aš čia prasivaliau, ištuštinau šiukšliadėžes, bet jau šito nenufilmavau. Dabar noriu prasiurbti ir išplauti grindis. Taipogi aš paimsiu vėlgi tą šluostę, su kuria aš valiau vonę
ir su ją vat praeisiu va šitus va visus palei sieną kraštus, nes ten visą laiką daugiausia prisikaupia kažkokių nesąmonių. Ir sumesiu viską į tas 2 šluostes, tiksliau. Viską sumesiu į skalbimo mašiną ir praplausiu. Tai vat, jau baigiau tvarkyti vonę ir dabar jau atėjau į apačią pasižiūrėti, kas čia vyksta. Tai jau vyras šiek tiek išrinko mūsų komodos tą dėžę, kurioje jinai buvo. O mažylis jau nori visur lysti, kažką tai imti nuo stalo, ypač visus tos varžtus. Va, telefonas, aišku, čia. Tai noriu papasakot, kas buvo. Pas mane mažylis labai sirgo. Žinokite, jis praktiškai visą mėnesį sirgo nuo lapkričio galo iki beveik pat švenčių. Nes mums pirmai buvo stomatitas, po to buvo konjunktivitas, po to buvo laringitas ir galiausiai mus ištiko mononukleozė, atrodo tai vadinasi. Šita tokia virusinė infekcija. Labai sunkiai sirgo mažylis. Iš tikrųjų baisus dalykas, nes temperatūra sukyla labai aukšta, praktiškai iki 40 laipsnių. Jokių vaistų, gydymo realiai šitai ligai nėra. Viskas, ką gali daryti, tai tiesiog numušinėti temperatūrą ir gydyti simptomus, jeigu kažkokie yra. Pas mus apart temperatūros jokių simptomų nebuvo, todėl mes visą laiką kovojam su tą temperatūrą. Bet kad jūs suprastumėte, tikrai labai sunkiai nusimušinėjo. Kai sukilo pirmąjį kartą, tai vyras iškvietė greitąją, nes tuo metu aš buvau manikiūre. Aš užsidėjau bazę ir liepiau manikiūrininkai man jau uždėti topą, nes sakau, aš turiu bėgti, mano vaikų kviečia greitą. Aš negaliu sėdėti ir pilnai atlikti procedūros. Tai aš išbėgau, atvažiavau namo, jau buvo atvažiavusi greitoji ir jinai išsivežė vyrą su mažyliu. Aš nevažiavau dėl to, kad aš laukiuosi ir tiesiog ligoninėje man nėra saugu šiuo metu būti. Labai laukiau naujienų, kaip jiems sekasi, iš tikrųjų labai ilgai laukiau. Jų grįžta, ne tai, kad grįžtant, aš važiavau jų pasiimti iš Santariškių, nes jie išvažiavo 7 vakaro ir aš dabar tiksliai nepasakysiu, man atrodo po 10 ar tai prieš 11 aš nuvažiavau jų pasiimti. Aš taip pat išsikviečiau savo mamą, kad jinai paimtų mano dukrą ir ją kitą dieną nuvestų į mokyklą, nes nežinau, kaip kas baigsis. Tai dabar jūs matote, aš darausi pusryčius, nes aš buvau nieko nevalgęs, o jau buvo beveik pietai. Tai čia labai paprastai, aš tiesiog paimu tortilėje, pasitepu su šituo, dieve, kaip jisai tenais, su tą užtepėlę varškės, tada uždedu kalakutienos krūtinėlės, pesto, pomidoras, sūris ir biškį pakaitinu ant keptuvės ir va. Ir valgau štai tokį skanėstą. Man labai skanu, sotu ir labai paprasta ir greita, kas svarbiausia. Tai pavalgius aš dar nueinu apžiūrėti mūsų naujos komodos, tai štai taip neatrodo, man atrodo, čia labai tinka, ypač su kėdėm gerai žiūrisi. Bus labai, manau, jauku ir patogu. Tokia graži labai spalvytė, man atrodo, tokia kreminė, su kažkokiu tokiu maloniu rožiniu, tokiu lengvu atspalviu. Štai taip atrodo viduj. Ten yra tokia LED lempa, kuri taip gražiai apšviečia vakarais, labai faina, jauku sėdėti, kai ją įsijungiam. Tai va, štai atrodo viduje. Vyras atnešė jau iš mūsų mansardos, ar kaip, ne mansarda, turbūt nežinau, kaip ten vadinasi, pastogė tą. Atnešė iš ten mūsų eglutę ir kai kuriuos papuošimus. Tai dabar va, statysimės eglutę.
Čia žinoma labai viskas sarkastiškai gaunasi, nes šitą video turbūt jūs žiūrėsite jau po naujųjų metų, jau kada jau bus atslūgę visi šitie šventiniai reikalai, bet jo, mes puošiame eglutę, tai čia kažkur porą savaičių iki kūčių. Bet sakau, ateinančią savaitę, čia mes viską darėm šeštadienį, o jau mano sūnus antradienį susirgo. Tada mes sirgom iki pat ten beveik savaitgalio ir tada jam kažkaip staigiai pagerėjo, temperatūra nebekilo, nors paprastai su šita liga, kurią jisai sirgo, jinai gali kilti temperatūra net iki 14 parų, kas yra labai daug. Tai ačiū Dievui, mes apsiėjome su 4 paromis ir tai man kaip mamai, aišku, buvo visiškas džiaugsmas, nes aš net patikėti negalėjau, kad jis va taip atsistatė greitai. Mes žinoma buvome dar pas gydytoją, po to, kai buvome Santariškėse po kelių dienų, nes mes turėjome priduoti kraują, mes turėjom pasižiūrėti, kokia yra dinamika visų tyrimų, ar jam gerėja, tai jam gerėjo. Bet gydytojas sakė, kad jo imunitetas labai silpnas yra, tai mes dar kelias dienas tikrai labai saugojamės, kad tik tais jisai kažko nepasigautų, bet per šventes vis dėlto nusprendėm, kad reikia važiuoti ir važiavome pas močiutes, nes, tikrai ir taip labai buvo sunkus mėnuo, tai norėjosi bent jau kažkaip šventes smagiai atšvęsti. Beje, ką aš noriu pasakyti, pasigirti, kad aš tapau teta pas mano brolį, aš turiu vienintelį brolį ir pas jį gimė dukrytė. Ir jūs įsivaizduojate, dukrytė gimė tą pačią dieną kaip ir jis. Gruodžio 20 mano brolio gimtadienis. Ir jo žmona gruodžio 20:11 valandą vakaro pagimdė dukrytę. Tai va, tokios labai smagios naujienos, aš labai džiaugiausi, verkiau, nežinau, man kažkaip, net dabar sėdžiu, graudinuosi, kažkoks, nežinau, toks naujas etapas, toks naujas vaidmuo man. Aš turiu daug pusės ir pusbrolių ir jie visi irgi turi vaikučių, bet čia mano, žinot, vis tiek, čia mano brolis, vienintelis, mano tikras brolis ir va, jisai tapo tėčiu, tai va, labai džiaugiuosi dėl jo šeimos, labai linkiu, kad viskas būtų gerai, kad mergytė būtų sveika ir labai laiminga. Na ką, merginos, aš jau, kaip manėte, spėjau papuošti eglutę, kol čia plepėjau. Tai mano eglutės spalvos yra štai tokios, smaragdinės, žalios. Norėjau puošti raudonai, bet vyras pasakė, kad negalima raudonai, kad reikia žaliai. Na, žaliai tai žaliai. Kad būtų sėkmingi metai. Gerai, tegul būna sėkmingi tie metai, tegul viskas būna gerai pas visus. Tai čia matote mano labai gražią tą žvakidę, aš taip ir nespėjau jos niekada, nei vienos tos žvakės sudeginti per adventą, tiesiog nei iki to buvo su sergančiais vaikais, su tom šventėm, nes, kol sirgo vaikai, aš negalėjau ruoštis šventėm normaliai, tada viskas kažkaip į vieną krūvą susikrovė ir paskutinį savaitgalį tiesiog jau ten skubėjom dovanas pirkti, pakuoti, ten stengiamės nieko nepamiršti, planuoti ten kokius patiekalus, salotas ar ką darysim ir panašiai. Na ir žinoma, šiaip mano pačios jau tokia būklė, sakykime, jau darosi tikrai sunkiai, man jau darosi sunku judėti, man labai dažnai įsiskausta nugara. Jau pilvas tempia raiščius visus kokius įmanoma žemyn ir tikrai labai greit pavargstu, visiškai ne ta energija pas mane kokia yra, kai, aš nesilaukiu, todėl jo viską darau lėčiau, stengiuosi kažkaip saugiau save pasaugoti, būna kažką padarau paguliu, čia tas pats buvo befilmuojant
tiesiog šitą aišku nefilmavau, kaip aš ten gulinėdavau, bet tikrai padarau vieną dalyką, paguliu, atsistoju, darau kitą, paguliu, nes nugara, na, tikrai nejuokingai būna įsiskausta. Čia aš dengiu stalą, nes tuoj atvažiuos vyras, mes nusprendėm, kad pavakarieniausim picą, kad manęs jau tenais nedamušinėti iki galo. Tai vat, ir pažiūrėsime Vienas namuose New York'e. Tai labai buvo fainas vakaras, buvo taip jauku, gera. Esu labai patenkinta, man kažkaip patinka, kaip aš papuošiau namus šiom šventėm. Man patinka ta tokia mano eglutė, jinai tokia lyg ir puošta, lyg ir susilieja ir atrodo, kad ten beveik nieko nėra. Bet man tai patinka. Tai va, visam šitam mūsų tokiam šiltam, sakyčiau, šviesiam interjere, manau, jinai labai taip gražiai žiūrisi. Tai atvažiuos vyras ir užkabins žvaigždę, nes mes jas neturėjom, tai vyras užsuko į parduotuvę ir nupirko. Čia šiek tiek žaidžiu su mūsų mažyliu. Jūs galite matyti, šiaip iš veido jau matosi, kad jam šiek tiek jau kažkas tai darosi, tokios akytės, tokios pavargusios. Jis dar parašys nenukirptis, nieko. Nebuvo kada, nes vaikas visą laiką sirgo, tai tikrai aš ten jam vos geriau pasidarius, tai nebėgau į kirpyklas, žinot, kad, nes jis labai stresuoja. Kada jam kerpo kaupučius, o čia grįžo mano mademoiselle, kuri buvo užmygus mašiną, tai nelaiminga šiek tiek. Na ir mūsų picos. Tai mes užsisakėm tiesiog 2 picas, vieną dukrai, Margarita ir man su vyru. Štai tokia mėsos šventė vadinosi. Tai va, toks buvo mūsų tas vakaras, kai mes pasipuošėme namus. Jo, buvo skanu, faina. Tikrai labai yra gera tokius vakarus turėti su šeima, kai visi čia dar visi gerai jautėmės, sūnus gerai jautėsi ir mes tikrai labai smagiai praleidom laiką, paplepėjom, pažiūrėjom filmą ir neužilgo, aš aišku filmo nedažiūrėjau, nes man pradėjo nugarą skaudėti ir aš jau nusprendžiau, kad reikia eiti į viršų, reikia ruoštis miegui, gulti, tai aš pat nuėjau, pasiėmiau mažylį, mes miegom, jau vyras su dukra žiūrėjo. Čia jau kitos dienos rytas. Sėdžiu, žiūriu, stabdysiu trumpam Indrės vlogą, savo tuoj baigsiu montuoti, atsinešiau mikrofoną, reikia įgarsinti, dabar geriu kavytę. Ir mano dukrytei mokykloje davė saldainių, tą dėžutę tokią padovanojo šią savaitę. Ir aš galvoju, kad jie tokie bus, nelabai skanus, bet, žinok, tikrai tokie skanus. Labai blogai fokusuoja. Šviesos gal per mažai. Tai va, Vavelio. Tai tikrai patiko. Gerai, sėdim, dabar šiek tiek pailsėsiu, sau duosiu laiko, o po to aš noriu sudėti va šitą krūvą drabužių, kurį tenais toli stovi. Noriu pasportuoti, noriu darbus pasidaryti, pas man labai daug darbų, labai daug. Tai pasidaryti tos darbus noriu, nueiti į lauką, prisiskinti pušų šakų, kaip jau minėjau. Ir viskas nuo pietų turėsiu būti aš su vaikais, nes vyras paprašė išleisti jį į kiną su draugu. Tai varys jisai į kiną, o aš jau ten toliau su vaikais dūksiu. Žiūrim. Čia aš jau bandau iš paskutinių jėgų pasibaigti darbų, žinokite, nugarą to, kaip man nupjauna, tai šakės. Jau atrodo elementariai kažkokius dalykus net lovai jau sunku pasidaryti, tada, žinoma, reikia rūbų susikrauti, jeigu tų rūbų nesusikraunu laiku, tai pas mane košmaras kas darosi, tai va tas va darėsi pas mane prieš pat šventes, jau tiek buvo drabužių prisikaupę, nes kai vaikui sakau, ta temperatūra vis kildavo, man visiškai ne iki to buvo, tai kaupėsi, tai aš po to, man atrodo, 3 valandas sėdėjau, tiesiog dėliau drabužius, kas mane
tiesiog įsiutino, todėl visą laiką geriau va, šiek tiek išsiskalbiai susidėjai. Taipogi, kaip jau minėjau, man šiek tiek skauda nugarą, todėl nusprendžiau šiek tiek pasimankštinti. Pradėjo snigti, tai faina, romantiška pasidarė, galvoju, reikia atsidaryti langą, įsileisti gryno oro ir šiek tiek pasportuoti. Gera, kai snaigės krenta, bet aišku, šitą žiemą visiškai mūsų nelepina. Sniego labai nedaug, na, bet bent kažkokias akimirkas pavyko išgaudyti. Tai vat, matote, va, kokia meškutė stengiasi čia judėti. Bet judėti yra būtina, nes po to labai tie visi raumenys taip atrofuojasi, taip sunku būna. Aišku, judesio man užtenka su mano tudleriu ir mano dukra, kuriai dabar jau 7 metai, bet vis tiek reikia dar ir pramankštinti kai kurios raumenys, kurių galbūt neužkabinu. Ačiū Jums už peržiūrą, iki kito vlogo, ate.